Pinigai. Tada galvoši rūstinį. Dievaži, ponė, dar vienų pakabyšim. Tavęs tik klausėt ir tylėk. Nu tai aš tik tiepsau. Tokia bėda ir pasakiaugi pinigų už tai mokėti yra. Liucija Bugirutė, patark man, juk aš beveik nieko nežinau apie tuos kunigaikščius. Pagaliau būtų laikas. Ar jau taip svarbu tie paveikslai, juk iki šiol jų tiek jau buvo. Kokia to Liucija? Nu juk pati turėtum suprasti, užėmus savo tėvui tokią aukštą padėtį, turint reikalų su kunigais, mes ir nusprendėm nusipirkti daug kunigaikščių paveikslus, juk kiekvieno patrioto namuose yra tas. Patrioto! Kas čia dabar per juokas? Tai tamstau patriotė. Nu tai tavo manimu, kas aš jai ne patriotė? Nu taigi, ponia direktorienė. Ir tai da neprasta visų direktorienė. Nu kapgi niekas kita per nevadzina, kad ponia visų direktorienė. Dievaži, o gal mūsų ponų jau paskyrė patriotų būt? Pala, aš da nieko apie tai negirdėjau, dievaži nieko. Aš nebegaliu su ta kaimietė. Jeigu tiem, tai aš galiu panių vadzyti ir ponia patriotienė. Man tai nesonko, dievaži nesonko. Ar nenutilsigi pagaliau? Kogi aš ponia kalta, kad man niekas nieko nepasakė. Nu čia tu labanėtum. Ta prisigėrei vėl. Išgerk, tai aš išgeriau, bet kaip sakoma, gerk tik proto nepamesk. O kad aš proto nepamečiau, štai įrodymas 20 000 uždirbau. Iš tikrųjų 20 parodį. Kaip mane gyvą matai? Na, aišku, nieko daugiau, tik 1000 ir išgerti. Liucija, kur tu? To jos nekabenkint, šiandien kaip musios įkasta. Iš tikrųjų 20 parodyk, aš paskaičiau. Aš jau pats kelis kartus paskaičiavau, kaip sakoma, pinigą reikia stipriai laikyti, o jis tau fit ir nėra. Taip, tu dabar nebent kas. Vicedirektorius, ne veltui tave Napoleonu pakrikštijo, ne veltui. Tik dabar reikia žiūrėti. Priešų visuomet nestinga, o ypač kai žmogui pradeda sektis. Jis sako, mes su ponu direktoriumi. Labas, Petrai, tai tu ne tuo pačiu reikalu? Aš kaip liūtas. Sučiupau? Gerai. Nesučiupau, irgi nėra bėdos. Pasirašyta, padaryta ir baigtas karokės. Bet vis dėlto žiūrėkit, kad kas nors iš pavydo liežuvio nepakištų. Pone, nepamanykite, ką bloga, jog mes nekvailiai. Tiesa, Napoleonai? Kur ten aš? Man net į galvą neateitų, jei ne panas direktorius, kur ten man? Ranka plauna. Panas Petras vyrų kokių maža. Būtumėte jūs girdėję, kaip aš mitinguose prakalbas droždavau. Net visa auditorija drebėdavo. Būdavo įlipu tribūnon, išverčiu akis, suspaudžiu kumščius ir kai riktelėjau kaip grausmas, ugnis ir kraujas, mirtis dykaduoniams. Ką? Aš dykaduonė? Jeigu panas rimtai, tai aš tuoj pano. Ona, žiūrėk man! Žino, kur tavo vieta? Ona, čia tau. Kas? 50. Dovanų tau, supranti? Nereikia man pano dovanų. Bet ne, palauk, duok. Motinai nusiųsiu, turės ko mokesčius užmokėti. Kaip? O, žiedas! Tikras briliantas. O, kaip žvaigždė spindi. Vyras, tartum tavo slėpyti. Prašom. Man, iš tikrųjų man. Nu, kamgi daugiau aišku, ką? Tokia brangenybė. Tu ne tokia brangenybė. Ponia visų direktorių. O kodėl nueidama į akis įbeldė? Taip raudamas į kastinį žmonės? Taigi aš saponė tau nekokia baidzyklė, kad čia mani baidzyklė. Ko tu čia atėjai, sakyk, ar liežuvį prarijai? Nu, aš atėjau pasakyti, kad arbata jau paruošta. Jėda. Kad aš nežinau, Petrai, aš dar tau visko nepasakiau.
Ko? Mes nusprendėm. Mes su Napoleonu Ką? šliūbą paimti. Ką? Liuba, nedrįsk. Žinai mano būdą? Aš kol geras, tai geras. Bet kai supykstu, tai... Giliau dar Napoleonas išgirs. Kas man tas tavo Napoleonas? Jisai mano saujoj sėdi. Pakankama tik tai spustelėti. Ir iš tavo Napoleono tik tai vienas skystis tebeliks. Tegul jisai džiaugiasi, kad aš į žmonės išvedžiau. Pinigų duodu. Užsimanė man. Šliūba. Tas daiktas. Siemai, bet toj knygoj tai tokių baisenybių prirašyta. Oi, oi, oi. Kokios čia tau baisenybės? Aš esu skaitęs šitą knygą. Joje daug gražių dalykų yra. Juk kai apsidairai žmogus iš tikrųjų pamatai, kad niekur niekam šventa nebeliko. Tiek visuomenės gyvenime, tiek bažnyčioje, tiek ir toj pačioj šeimoje. O mes kitaip gyvenome. Kitaip. Kas tiesa, tai tiesa, kunigėli. Va, seniau jeigu sušlubavojo, tai jau visam gyvenimu, iki smerties. O dar... Šiandien nebus darbe. Taip, Sergo. Ministras bus? Tai aš būsiu būtinai. Kurią valandą? 12. Tai aš 11:30 būsiu. Tikrai būsiu. Veldiopta ministrai, didelis man mačiaporas atsirado. Pakvies ponę. Ponios nėra, išdūmė pasivažinėt, sako, galvų skauda. O panelė? Panelė savo kambarin skaito. Skaito. Ką čia nebūti Ona linksmam? kavos paruoš. Dievas padeda dirbti tėvynės labui. Ja, panašiai reikia labai ryšti, pasakė, o blaivybė labai puikus dalykas. Ką ten kalbėti? Ponas Webertsonai, būdamas mano žentas, jūs turėsite dažnai išgerti. Aš kaip sakomai, išgeręs, nemoku pasilinksminti, ką nors pamylėti, išverti vieną kitą lašelį, iš karto nuslenka visi rūpesčiai. Ką ten kalbėti? Ja, bet man įdomu, kaip panelė Liucija, ar jie taip sakant... Kas su dukrelė Nu, pasakė? kaip taip galima? Mes manėm duoti visą 100 000, nu, bet jeigu jau tu taip kalbi, tai nors pusę paimk. Nė vieno cento. Toks mano kaprizas. O, iš tikrųjų, kaprizas, nenorėti pinigų. Pas, aš nieko nesuprantu. O antra, tučtuoju po vestuvių turi su manim išvažiuoti į savo Šveicariją. Tiesa, šitam mūsų užkampį tikras nuobodulys. Liucija, ir tu čia paliksi mane vieną kaip stiebą? Tėveli, svetur gyvendama žinočiau, kad aš kažkur toli turiu tokį gerą tėvą, kuris manęs taip pat ilgisi, tėveli. Dukrelė, Liucija, mano kūdikį. Aš iš visos širdies, tėveli. Dabar kas tai jam dar prisgėrė? Pas jūs šiandien visai taip, kaip anais senais laikais būdavo, kada dar Velionė buvo gyva. Tik alaus ir medučio betrūksta. O, kodėlgi mums neišgerus? Ar šantano? Po velniuta tavo šantaną, alaus ir medaus, jeigu yra. Yra, mes kunigėlių visada turim parikti. Ir alučio, ir medučio mes tuojau. Prašom sėsti. Kur sakysite? Kur tik panorėsite. Petrai. Portfelį užviršau. Nu, ko taip žiūrėkis išplėtis? Petrai, mano draugė, nejautu. Napoleonai, tu nežinai.
Valdžia. Jeigu tu tokias smulkis, tai tegu tave tos velička visai apie pirštų apšivynioja. Kaip ir anūkė. Papužėjo savo moteriškį. Nu taigi viskas, kaip ant delno buvo. O kas nukentėjo, atsikaš. Tas mano šareika daugiau pinigų turi negu pro. Kaip ašgi galėčiau čia tamstą pačią palikti, aš paskui suspėsiu. Ačiū labai. Na gerai, sakykite, ką dabar gero veikite. Darbuojamės tėvynės labui ir tiek. Prašom, kaip dažnai tamstos vardą galima aptikti mūsų laikraščiuose. Juk tamstos vardas Henrikas, ar ne? Ja, Henris. Jūsų vardas Henrikas. Man labai malonu, kad panelė domiesi mano mažytę personą. Aš nesidomėsiu, taigi mūsų peršamės kaip ir sužadėtiniai. Aš tamstą labai mėgstu, tiesiog dievinu. Be reikalo. Gal išgersiu? Su tamsta mielo noru. Ar tėvelis su tamsta kalbėjo? Aš mat savo sąlygas pateikiau. Sąlygos, ja. Sąlygos. Man būtų labai malonu jas išgirsti, prašom. Tai aš mielai jas tamstai pasakysiu. Tamsta kaip vyras, man patinki. Ak, panelė Lucijana. Aišku, aš tamstos dar nemyliu. Na, bet galima sakyti, kažką tai jaučiu savo širdį. Nuostabu. Ir galima starti, kad sutikčiau už tamstos tikį. Aš laimingiausias pasaulyje. Jeigu tamsta neims iš mano tėvo nei 1 centų pinigų ir tučtuojau su manim iškeliausi į savo tėvynę. Man labai malonu, bet... Kasgi bet? Bet kaip aš galėčiau palikti tą jūsų vargšytę šalį, kurią taip pamiliau ir kuriai aš taip reikalingas esu. Juk čia reikia. Tartum kaip iš dangaus. Kur ten iš dangaus? Ne iš dangaus, iš pragaro į dangų. Žinoma, ne iš pačio pragaro, o taip sakant, iš Amerikos sūkurio. Tik tu pažiūrėk, Liucytė, į koks jis vyras. Pasizovienas. Diplomatas, dukrelė, diplomatas. O, na, kavos parūš. Mielai šeimininkė, aš norėčiau telefonu pasikalbėti. Prašom. Dėdė, jeigu bus dar nevėlu, aš jiems pranešiu, kad sutinku paimti ministeriją. Visai užmiršau, pas mus namuose atsirado tokia knygpalaikė rytojaus išvakarės. Aha, ir prašyta jame tiesa, bet toks įdomus pavadinimas. Rytojaus išvakarės. Rytojum per amžius yra susirūpinę tiek visa žmonija, kaip ir kiekvienas atskiras žmogus, kaip ir kiekvienas atskiras individas. Žinoma, mes tą rytojų. Tamsta žiūriu dar esi jaunas, neprityręs, tai ir kalbi taip. Pagyvensi, tai pamatysi, kokių nesąmonių prirašo tie rašytojai, tiesiog skaitai ir stebiesi. Direktorius.
Jūsų ekscelencija, leiskite pasveikinti. Mes truputį išgerėme, palaukdami naujų ministerių. Žemai lenkiu galvą ir iš viso širdies sveikinu. Viena bėda, tai ne bėda. Bet kai kelias tave apsėda, tada imi suprasti gyvenimą. Tai ko čia panas tiek tūnoja vienas? Ar vis dar sopa? Aišku, kad sopa, o tu galvoji, kad taip ims ir nustos. Nu, ale imk tu man ir atsiras kam sopuliu. Tu gyventum mūsų ministerijai, pažiūrėtum, ar tau tiesapėt. O tai gal ponas pamėgyši ridziko papjaustyšiu. Va, apdėšim galvų ir iš rozo perais ir mano nudzentė buvo. Eik, tu pavelnių su savo rizikais. Man niekas nepadės, supratai? Tuos metus būtum pusplikė vaikščiojusi. O jo pinigai trūnėje paslėpti. Bet kaipgi Petrai ir aš, bet tavo žmona prakeiks mus. Ką ten prakeiksiu, kinai ir taip iš manęs neturi jokios pagodas. O pinigų aš jai palikau ne tik gyventi, bet ir prašmatnioms šarmenims. Tu nemani, kad aš jau toks beširdis žmogus. Tai kurgi tu manai važiuoti? Per Paryžių. Berlyną. Berlyną. Šaltenus. Nu, ko Cilė? Nori, kad aš papasakotų? Galiu papasakot, man nesunku. Žinai, ponas, aš taip netyčia. Pastebėjau, kad šita tavo prietelkas, tuom veličko, tik kažko slaptai tarašį daryt. Nu tai žinai, aš neiškentiau ir pridėjus skilokį, raktų prie skilokį, aušį prie skilokį, aš pradėjau klausyt. Ogi manęs plauka ėmė šauštis. Sako, mes pinigus ant kešalio ir varom, o šaraikos paibelis neėms. Ką? Jau atsikraušė, kur in Amerikų bus ušivuosti, kur daugiau. Atiduok man mano pinigus! Liekus Velička. Petrai, draugė! Nedasvyši, ponas, jau visų tulnų gaminuką paitsveras nuvakė. O Dieve! Ko, mokymo? Telefoną.